Tai va, visiems labas rytas, vėl su jumis po ilgo laiko išlendu aš, su gyvenimo ant ratų. Ilgą laiką nebuvau, kadangi buvo ryšio problemos, su internetu buvo sudėtinga ir ilgą laiką tikrai nedariau, nors medžiagos ir buvau pasidaręs, bet dabar tos iš tų buvusių nekeliu, nes tiesiog pamiršau mintį viso to, ką esu daręs. Ir labai susimaišė video failai, tai tas laiko užtrunka. Va. Bet jeigu apie esmę, tai šiuo metu esu Šveicarijoje, Brigo muitiniai ir kelsiuosi per Simplono perėją. Tai muitiniai visus dokumentus susitvarkiau ir pradedu važiuoti į kalną. Krautas esu nedaug, apie 15,5 tonos, vidutiniškai vadinkim. Turiu 8 iš viso iškrovimus, tai pakankamai nemažai pagal paskutinį laiką. Va, tai daug matau, kalnas gražus atsiveria, nes pirmai, kai važinėjau į čia, tai snigo ir buvo kalnas uždarytas pati perėja Simplono, tai degė ženklai. Dabar kelias atidarytas, galima važiuoti, tai kol vėl nepradėjo snigti, važiuojam. Štai čia yra ženklas, kuris rodo perėjas ir kas tose perėjose vyksta. Jeigu tame ženkle prie kažkurios perėjos, ar tai būtų Furkapės ar Simplono, matėte, yra ženklas, kad snaigė yra automobilis. Jeigu mirksi oranžinė lempelė, vadinasi, ten yra krituliai, tai dažniausiai yra sniegas, dėl ko būna uždaroma pati Simplono perėja sunkvežimiam, lengviau automobiliai gali važiuoti, sunkvežimiam uždaroma ir laukiam, kol baigs snigt ir nuvalys kelią, tik tada leidžia važiuoti, kitu atveju tai yra draudžiama. Nebent tu jau esi viršuj ir tada greičiausiai vis tiek sustabdo tave į parkingą kažkur nuvežė. Vaizdai gražūs, bet į kelią reikia žiūrėti vis tiek. Kelio remontas. Lauksim, kol šviesoforas susidegs žalias. Tai jau sustau trumpam parodyti panoramą. Viršui gan vėsoka truputėlį, iš tikrųjų, siminčiau striukę. +4, +3 laipsniai tik tai. Tai už nugaros matote kalnai snieguoti. Iš visų pusių kalnai. Pradėjau leistis, kadangi nusileidimo nuokalnės kampas yra 10%, tai vadinkim toks jau už statesnių. Tai leistis reikėtų nenaudojant darbinį stabdį, tai yra su koja pedalą, o tokį retarderiai, kad neužsidegtų mašina, tiksliau stabdžių kaladėlės, stabdžių diskai, čia yra viskas iš praktikos, visi tie patobulimai. Tai tiek apie tuos nusileidimus, geriau parodysiu aplinkui nesulietą vaizdą, o gražiai ryškiai. Štai parodysiu truputėlį panoramos. Kas čia per pastatai, nežinau, vienas tik matosi, kad bažnyčia.
Ir mano mašina. Žodžiu, pirmą rytą išsikroviau, buvo 6 paletės kažkokių tai detalių, žodžiu, 6 paletės. Išsikroviau ir kitas užkrovimas į Genovą, bet čia greičiausiai nespėsiu, kadangi iki ten yra 130 ar 140 km, aš turiu tik 1:30 vairavimo, reikės pauzę darytis, o kai pasidarysiu pauzę, tada, kiek žinau, baigsis darbo valandos to įmonė, kurioje turiu važiuoti. Ten esu važiavęs ne kartą, tokia biškai įdomesnė vieta, bet kaip jau žinai, tai važiuoti ne taip ir baisu. Bet pirmam kartui ten būtų iš tikrųjų įdomu, ypatingai, kada reikia apsisukti ir išvažiuoti iš įmonės. Tada ir prasideda reikalai. O dabar čia, nežinau, riešutmedžių plantacijos, kaip suprantu, tai stovi laukuose. Keliukas nesibuklingas, bet važiuoti galima, pakankamai neblogas, bet siauresnis negu įprastai. Štai aplinkui kas supa mane. Čia, kaip matau, riešutmedžiai, lazdyno riešutų gal net. Aš tai bandau įsivaizduoti. Štai ir, žodžiu, kelias ten, į priekį. Tai va, labą rytą, atvažiavau prie antro iškrovimo. Įmonė yra Genovoj, pavadinimas GED Transport. Čia jau ne pirmą kartą, kol kas dar yra laiko, tai vat pabandysiu jums aprodyti, kaip čia atrodo aplinka. Štai šitos dvi paletės turi būti iškrautos čia. Mėlynos, nežinau, skardinės čia, statinaitės tokios, 25 litrų talpos. Kaip ir turėtų būti ADR-as, pavojingas krovinys, bet dėl to, kad yra mažose talpose, šitas krovinys yra ribotų kiekių, taigi vežant nereikia atsidaryti oranžinių lentelių. O štai čia yra įvažiavimas ir išvažiavimas, vietos, kaip matot, nėra ypatingai daug. Štai ir gatvelė, kokiom kartais tenka važiuoti. Šiaip pirmą kartą čia važiuoju, bet nelabai jauku tokią plačią gatvelėm varyti. Nu, bet taip reikia. Žodžiu, išsikroviau ir 3. vietą, po 10 palečių, tokių sunkių amerikietiškų palečių, toks labai nepatogios jos paimti. Su šitu rankiniu tuo pakrovėjų, tai pagalbos prašiau ir važiuoju į kitą vietą. Yra 117 km rodo, tai apie 2 valandą, anksčiau truputėlį apie kokį 13:30 turėčiau būti, dabar yra 12 valandų 15 minučių. Su jumis gyvenimas ant ratų. Gerai, iki važiuoju. Labas rytas, šiandien jau trečiadienis, atvažiavau, kaip matote, štai čia įmonė, kurioje man reikia iškrauti 2 pakuotės, viena ilgesnė, kita ant europaletės pakrauta, bet pasakė, jog reikia laukti, nes žmogus sandėlyje dirba tik tai vienas, čia yra sandėlys, ofisas kitą vietą. Tai tiesiog tenka sėdėti laukti, kol pakvies ir iškraus mane, o aš tų tarpu pasižiūrėsiu, susirasiu kitą adresą, kur man reikia važiuoti. Tai tiek. Išsikroviau tą vietą, dabar važiuoju į karjerą, nežinau, Žvyro, Marmuro ar dar koks ten karjeras yra. Teko pasiskambinti su kontaktiniu asmeniu, buvo moteris kažkokia, vardu Monika, ir atsiuntė tikslę lokaciją, kur yra, kadangi į tuos karjerus ten įdomybės būna važiuojant.
Tai atsiuntė tikslę vietą. Ten ir važiuoju, liko 23 km. Tai sėkmės man. Tai va, žodžiu, išsikroviau statybose 3 paletės ir važiuoju toliau. Įdomus dalykas buvo tai, kad susipažinau su ispanė moterim, kuri pasirodo buvo mano gimtajame mieste Alytuje. Papasakojo savo istoriją apie savo pirmą ledą vaikščiojimą ledu. Jie, kiek pasakojo, lankėsi 2015 metais. Šalia Alytaus statė Tankiškių sąvartyną. Buvo, žodžiu, viena iš moterų, kuri ten dirbo. Ir dabar dirba čia Italijoje. Tai kiek pasišnekėjom, iš tikrųjų buvo labai jai didelė nuostaba, kada žmonės vaikšto ledu. Ir šilta, maloni moteris. Ir apie savo pirmus klausimus, kurių jos paklausė, tai iš tikrųjų šiek tiek ir juoką sukėlė. Tai va. Nelabai maniau, kad žmonės iš vakarų, tarkim, žinos, kur jie gal kitą kartą nelabai žino, kur aplamai Lietuva yra, o tuo labiau toks sąlyginai nedidelis miestelis, kaip Alytus, kad žinos, tai man tas buvo iš tikrųjų maloniai be abejo paglosto širdį, kada žmonės žino tą miestelį, iš kurio esu kilęs aš. Išsikroviau prieš paskutinį tašką, buvo viena paletė. Viskas, važiuoju į paskutinį, prie Groseto. Ten, kiek žiūrėjau, bus labai įdomi vieta. Gali būt, kad ir net nedavažiuosiu. Labai tikėtina, nes ten kažkaip žvyrkeliais reikės važinėti į kažkokią tai agriturizmo, kaimo turizmo, kažkas verslas, sodyba ar kas. Tai žodžiu, irgi čia žmonės kartais nelabai pasižiūri, kur važiuot. Tai nuvažiuosiu, pamatysiu, nėra čia ko per daug labai pergyvent. Bus neįmanoma važiuot, niekas ir nevažiuos. Labas rytas. Šiandien ketvirtadienio rytas. Vakar pabandžiau važiuoti arčiau užkrovimo paskutinio. Tai žodžiu, ten bent jau vizualiai taip atrodo nelabai, kad ten įmanoma davažiuoti. Vadyba dar davė numerį tam, kad pasiskambinčiau ir pasižiūrėčiau, ar galima pravažiuoti, kaip parašė off-road. Tai off-road tai reiškia, kad tai yra neasfaltuotas kelias. Ir kiek žiūrėjau per Google Maps'ą, tai yra gan siauros vietos, tikrai. Bet nusprendžiau vakare. Nenusprendžiau, o parašė, kad susiras parkingą netoli. Tai grįžau atgal ir šiandien važiuosiu vėl, kai yra dabar jau šviesu. Labai vėjuota. Ir vis tiek jiem įdomu pasižiūrėti, ar ten tilpsiu, nes protelis kitaip neišneša, kad nusiųsti į tokias vietas. Žodžiu, daug nekalbu, važiuoju, parodysiu ir jum, kas ten per vietą. Šiaip iš tikrųjų dar vakar skambinausi ir tos kaip, nežinau, lietuviškai išvertus gal kaimo turizmos, kažkas tai kaimo turizmo sodybos tiek su savininku, tiek su jo sūnum. Kalbėjom, jie patys patvirtino, kad ten sunkvežimiai tokie nevažiuoja su puspriekabėm, kad per ilgas, kadangi mano sunkvežimio su puspriekaba ilgis yra 16 m 50 cm. Tai laukit ir stebėkit, kas čia bus.
not possible. No, it's not possible. Oh, It's all not, these it's motherfuckers. it's almost 6 kilometers down off road. So Yeah. They sent me a point. Yeah. Yesterday I was talking with the owner and his son Yeah. about the road, and even they told me yesterday that it's not possible. it's not possible. I was talking, they were asking like how long your truck. I told like 16.5, then 17. Six, yeah, it's possible. No, and I know a little bit in Italy, and the father he was talking only mostly in Italy. Yeah. So I told no, 16.5. Yeah. No, possible. Then he gave me a phone number of his son, and Yeah. then I was talking with him, and he told that I can give you a point. You can try to stop and to take a look around by yourself, but I'm not sure that you. Better that you didn't drive because it's like a disaster. I cannot even almost drive with my normal car there. But maybe we can unpack our truck in my car. Yeah, it's possible. Yeah. But the most funny way that the planners that you have to try it's possible. We're driving in Italy most of the time. There's some shitty places. Yeah, you know already. And I'm not afraid of that. That there's some this road. Okay, it's very curvy, but it's not a big deal. So I know it's difficult to say when you're on time and blah blah blah. But also I say already to Yala, you've been here already so many times, and everybody knows that you cannot drive down there. Yesterday you were late for me. I don't know, before the roundabout, before like 7 kilometers, it was dark, and I had that experience for a dark and And then I say also to Yala already, like this road you cannot even drive in the dark. So most funny thing that we want to make possible. I always try to my best.
Tai kaip ir sakiau, atvažiavau, buvo davę kažkokį kontaktinį numerį, aš jau atvažinėjau, tai matyt vadyba sekė mane per kompą, matė, tai ten neįmanoma yra davažiuoti iš tikrųjų. Tai krovinys kaip jau ir iškrautas yra, žmogus vis atvažiavo Olandas su busiku krovininiu, tai 3 pakuotės permetėm jo busiuką ir jis įsivežė ir jis pats pasakė, kad sako, ne, sako, čia neįmanoma, sako, važiuoti su fūra. Štai ten pasilikęs, kaip matot, ir parodysiu, kas čia, į kokį keliuką aš turėjau važiuoti. Tai vieta iš tikrųjų gan graži, rami, aplinkui medžiai, triukšmo negirdėti, labai smagu. Parodysiu, kur vytelė. Štai, kur aš turėjau įvažiuoti. Tinutas San Lodoviko iškrovimo vieta. Ir rašo, jog 8 minutės kelio. Aišku, čia ne pėsčiomis, su mašina. Iki tos vietos, kaip tas Olandas sakė, yra apie 6 km vien tik tai žvyrkeliu. Ir ten yra reikalų, kaip mato žodžiu. Žvyrkelis. Paeisiu truputėlį iš jų parodysiu jums, kas tai per keliukas ir kur mūsų įmonės gudrieji kurmiai norėjo siųsti. Tai tarkim, kol kas gal ir būtų dar įmanoma kažkiek čia pavažiuoti. Dar užtektų ir su puspriekabe. Užtektų dar kol kas ir su puspriekabe. Ir ten toliau jau neįneisiu. Štai matosi keliukas, posūkiai, vingiai. Tai žodžiu, ką aš noriu pasakyti, kad nėra ko tikėti visais vadybos paistalais, reikia žiūrėti chebra ir patiems ženklus, ar pats pravažiuosi. Tai va, tiek, geros dienos ir dabar važiuoju atgal.
Pasikroviau šešis padėklus tokius didelius per priekabos plotį ir viena nedidelė paletė. Tai iš viso 18 tonų, dar turiu laisvos vietos. Parašiau vadybai, parašiau važiuok link Frenzės. Ta dabar ir darau. Oras, kaip matot, už lango puikus, saulytė šviečia, tikrai super, šilta, 15 laipsnių šilumos. Todėl galima pasidžiaugti gražią dieną. Šiandien juodasis penktadienis, čia kaip daug kur vis matau, vis meta reklamas. Ir aš vis dar stoviu, niekur nevažiuoju, nors 10 jau ryto yra, o stoviu, kadangi pakrovimas man šiandien, bent jau vadyba parašė, kad prisistatyti apie 2:30 dienos. Tai šiuo metu šitaip, nežinau, nedažnai taip nutinka, bet leidai savo pailsėti geriau, pamiegoti. Ir dabar darausi pusryčius, vėl eilinė kiaušinienė su savo indais. Ir tiek, tai žodžiu pavalgyti, nusipraust veidą, viską. Ir reiks važiuoti apie kokią 1 valandą. Tai kaip atrodo mano pusryčiai, kiaušinienė su spirgais ir lietuviška duona, kurios vis dar turiu. Jau vakaras, šiandien pasikroviau visus krovinį, dar buvau pasikrovęs vienoje vietoje tokį rėmą metalinį, kurio neparodžiau ir kadangi kaip pakrovė, skubėjau šiek tiek tvarkytis ir pasidaryti deklaraciją, tai dėl skubėjimo tiesiog pamiršau parodyti, ką pakrovė. Ir atvažiuoju į Šveicariją, stoju vakaroju, savaitgalį reikės 45 valandų pauzę darytis, tai gavau planą, kad reikia važiuoti į Vokietiją, ten keisiuosi su kolega lietuvių priekabom, jis man atitemps ir viskas, ir gal į Italiją. Va, net kabinoje snigt pradėjo, beje pakilau prieš Gotardo tunelį, važiuojant iš Italijos prieš Gotardo tunelį, paskutinė degalinė. Ir čia jau mačiau kylant, kad jau lijo, tai reiškia, tokiu metu kalnuose kylant aukštyn temperatūra žemėja, tai kad labai tikėjausi, kad ir sniegelio bus. Sniego daug nematyti, nepripustyta, čia kiek matosi, parodysiu, bet matosi, kad snyguriuoja ir tarpais buvo su labai dideliais stipriais vėjo gūsiais. Tai iš tikrųjų buvo taip sumėtė mašiną ir šiek tiek teko numesti, sumažinti greitį, tam, kad paskui neturėti kažkokių tai įdomybių. Štai verdavo mano vakrinė, grikiai, dešrelės. Čia matot iš namų salotos, tokios daržovės marinuotos, agurkai su paprika ir česnuku. Geras dalykas, skanu iš tikrųjų. Ir štai, nežinau ar matosi, bet vat lauke toks oras. Nežinau, kaip čia gerai matosi. Sninga iš ryto pačio. Ir vėjas stiprus, gūsiais būna, net mašina visas siūbuoja. Tai sąlygos tokios kol kas nėra blogos, bet kalnuose jos gali greitai tapti sudėtingomis. Saugaus kelio visiems, o aš važiuoju priekabos keitimą. Štai, kelelis vėl link Simplono, kaip matot, Ženevos ežeras ten yra. Ir biškį prasileidau, Tachas įmušė greičio viršijimą. Gražios vietos. Štai šalia parkingo yra toks kaip ežeriukas. Ir čia matosi plaukia vaivorykštinių upėtakiai. Šiandien, kaip matot, saulėta diena, graži. Vanduo skaidrus, viskas matosi.
Štai vieta, ten matot parkingas, pastatai, ten sunkvežimiai už to pasto stovi. O čia vieta. Kalnai aplinkui. Ežeras.